Labas rytelis visiems. Labas rytas. Sveikinamės iš Kuršėnų. Šiandien turim ypatingai sunkią dieną. 84 berods prisiregistravę dalyviai yra. Tai konkurencija bus labai didelė. Ir labai sunku bus patekti į top 32. Nes, kaip ir Linas sakė, top KM 8 net nėra svarstomas šitas variantas, nes varžybos pasibaigtų poryt tada. Laiko turime nedaug. Tai, žodžiu, šiandien labai stipriai reikia pasistengti, norint praeiti kvalifikaciją. Tai turėjom briefingą, išklausėm. Mašinytės kaip ir paruoštos. Tai laukiam antros sesijos treniruočių. Ir lėksim į pirmą sesiją, pasibandyti, pasižiūrėti, kaip čia kas gaunasi mums. Tai va, tokie reikaliukai pas mus. Tai va, tai ką aš galėčiau pasakyti, tai labai nepatinka, kas iš tos pusės ateina. Nes labai mažai patirties ant lietaus turiu iš tikrųjų. Tai tas gali man sugadinti šiandien dieną, bet tikiuosi, kad nesugadins. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. O šiaip mašina, kaip ir Tadas sakė, jo tiek mano, viskas paruošta, padangų turim, sočiai, jeigu lietus slisti, tikrai sočiai turėsim. Nu ir nežinau, kovingai nusiteikę, 3 vietoj dabar esu bendroje įskaitoj metiniai, tai reikia parodyti rezultatą. Nepraeit kvalas būtų gėdinga. Jo, aš pakritau į 9 vietą po antro etapo. Tai norėtųsi kažkaip atsilošti, bet sakau, šiandien bus rimta. Šiandien bus labai sudėtinga. 8-4 dalyviai ir top 3 čia. Stengsimės dantim, nagais, kabinsimės ir matysim, kaip gausis. Tai va, kol kas tiek.
Jo, pasibaigė mūsų dienelė šiandien. Kad ir kaip norėjosi pasirodyti gerai, gavosi kaip gavosi. Kaip ir sakiau jau iš ryto, kad šiandien tai turėjom super sudėtingą dieną. Labai. Klaipėdoje, jeigu tiksliai prisimenu, gal 74 surinkau ar kažką tai tokio, tai užteko praeiti kvalai. Tai šį kartą 76 antrų važiavimų įkaliau ir dėja to nepakako. Tai mano diena ties tuo ir baigėsi, Mariui sekėsi kur kas geriau. Jo, esmė yra tokia, Tadai, šaunuolis, vis tiek prikabink. Iš 85 dalyvių 35 čia nėra taip ir blogai. O dieną turėjom labai sunkiai, iš tikrųjų. Buvo visiškai šlapia, buvo sausa per pirmą treniruočių sesiją, tada buvo sausa šlapia. Tadas pats irgi keiteliojo padangas, ten, nu žodžiu, viską bandė. Gavosi kaip gavosi. Man pasisekė šiek tiek geriau. Kvalifikacijoje likau 12 vietoj, surinkau abiejais važiavimais 83 taškus. Top 32 susitikau su Remigijum Pavydžiu. Labai stiprus driveris iš tikrųjų. Labai, iš tikrųjų, galiu pasakyti, stresavau iš tikrųjų prieš kovą. Bandžiau susitvarkyti su savim, kaip kad tik tai stresas nepaveiktų manęs ir laimėti. Tai lydą gerą suvažiavau. Čeisą jau, kai pradėjau jį vytis po persimetimo, jis tiesiog lydė nuslydo nuo kalno. Tai laimėjimas atiteko man. Top 16 kovoje susitikau su Justu berods Mizgeriu. Tai jam, kai aš pirmas čeisinau, man čeisinant, jam atsidarė duris, realiai atsiplėšė. Nu ir tikrai nežinau, gal ne kiekvienas driveris, pavyzdžiui, mane tas dalykas labai išblaškė ir pagal visas taisyklės, pagal visus reglamentus negali tokių dalykų būti per kovą. Tai davė teisėjai laimėjimą man. Nežinau, kaip būtų buvę, jeigu nebūtų tos duris atsidariusios, būčiau užspaudęs, gal irgi būčiau laimėjęs, gal būčiau pralaimėjęs. Niekas nežino, bet yra tokios taisyklės. Aš nugalėjau. Labai keista, kad jis mane pasigavo ir tiesiog sako, nu čia suvėlė į nesąmonę kažkokią, nes aš prie teisėjų nuvažiavęs, ne prie teisėjų, bet prie starto teisėjo. Nuvažiavau tiesiog ir sakau, jūs matėt, kad jam duris atsidarėt ir panašiai. Jūs matėt, kad jam duris atsidarė važiuojant? Ir jam parodė kaip ir vėliava, kad jis salę laimėjo, bet ten tiesiog pajakavo. Teisėjai jau iškart matė, čia klausiu visų žmonių, iškart sakė, kad aš laimėjau dėl to, kad jam duris atsidarė. Tai nėra garbingas laimėjimas, bet manyčiau šiek tiek neprofesionalu apšaukti žmogų, kuris laimėjo, kad tau duris atsidarė. Nu, bet yra kaip yra. O top 8 kovoje susitikau su Žalandausku berods iš Driftanulso komandos su geltonu E46, kaip tik ten va stovi dabar. Tai bandžiau padaryti viską, ką galėjau. Sakyčiau, kaip visą laiką padariau klaidą ten ant kalno, gal per daug prilipau ir šiek tiek užsidariau, persimetime padariau klaidą, todėl jis šiek tiek pabėgo nuo manęs. Plius čeisinant berods ratą dar išmečiau, nu kažkas tokio žodžiu. Bet manau, bendroji įskaitoj liksiu geroj vietoj, džiaugiuosi tuo ir galiu pasveikinti nugalėtojus. Tai sveikinu Gustą Valainį su pirma vieta, antroji vieta atiteko, primink Tadai, Žygimantui Buožiui berods. Taip, Žygimantui Buožiui, o trečia vieta tai atiteko, nežinau pavardės, tai Domo Skučo mašina, bet vairavo ne jis, o jo tiesiog draugas, kuris net nežinau, ar važiuoja dažnai tam drifte, bet esmė, kad suskolintą mašiną žmogus užlipo ant podium. Labai sveikintina. Tai va, taip mūsų diena ir baigėsi. Jo, ne, Tadai? Tokia dienelė, labai permaininga. Kaip ir sakė Marijus, pirmą sesiją gavom tiek sauso, tiek lietaus. Antroje sesijoje vėlgi lietus ir vėl sausa ir vėl lietus. Tai gal tai šiek tiek išmušė iš vėžių, bet negali nieko kaltinti, nes vis tiek kaltas tik tai vienas pats tu, nes tu sėdi už vairo ir niekas iš tave nepavairuos. Tai va, o ką žinau, stengiamės ir
Liepos 13-14, taip? Kitą savaitgalį. Molėtų. Molėtai. Tai susitinkam Molėtuose ir, blemba. Nu ir ką, Come on, bandysim reikia- vėl užkariauti pasaulį. Reikia rezultato, Jo, tai labai, iš tikrųjų, galima sakyti, vietinė trasa. Molėtai nuo Ukmergės yra labai netoli. Ten susirenka daug fanų iš Ukmergės. Tai jų labai daug ir tikimės, kaip ir sakiau, užkariauti pasaulį. Tai va. Iki. Laimingai.